Dar vienas Z900 naujasis modelis. Visiškas standartas, išmetimas standartinis, taip ir liks. Ką su jo darysim, tai čia yra 35 kW versija. Tai tikslas yra atrakinti pilnus kilovatus ir patobulinti, sureguliuoti maksimaliai, ką jisai gali, vat, būtent tokioj konfiguracijai. Tai čia antras toks jau modelis, kurį gaunu, vienas buvo pilnų kilovatų darytas. Yra video YouTube'ės kanale, galit pasižiūrėti, šitas yra 5 kW. Tai atrakinėsim, bandysim tiksliau atrakinti, koks niuansas yra su naujais modeliais. Turbūt kas žino, kas nežino, iki 25 metų Z900 neturėjo elektroninio galios perdavimo. Tai buvo pirminės ir antrinės sklendės, pavadinkim taip, kaip sukinėjant gazą, tai ten trosas darinėjant. Dabar jau nuo 25 įdėgė šitą sistemą, įdėjo ride by wire, tą vadinamą reikalą. Ir, kaip pasakyti, moderniau viskas, galima didesnės galimybės reguliavimo. Pernešė ten technologiją, kaip pasakykim, tarkim, nuo ZX10 ir irgi ten su ride by wire, kiti modeliai dabar pamilot. Turi kažkas ten iš tų, ten ZH2, ten tie visi reikalai, toliau turistiniai mocai, kai kurie turi. Z900 dar neturėjo šito dalyko, dabar jis jį jau turi. Kas liečia 5 kW ir pilnus kilovatus amžinės klausimas, tai iki 25 metų, kas nežino, kas žino turbūt, yra du skirtingi varikliai. Tai yra 35 kW, 70 kW ta versija, nuo 5 iki 7 ir pilni kW. Tai yra iš 35 kW į 90 ten, tarkim, kW pilna versija, jisai nesidaro, nes ten yra kitas variklis. Tiksliau yra kita galva variklio, kitas išmetimas. Tai iš 5 padaryti pilnus programiniu būdu neįmanoma. Galima padaryti tik 70 plus. Kiek ten dabar dasideda kažkas, 80 arklių viršaus. Taip pat yra ne vienas video YouTube'e, pas mane galit pasižiūrėti, kiek 70 kW versijai dasideda. Taip pat yra ir pilnų kilovatų. Nekalbėkim, ten pakeitė kitą variklį, ten galvą, išmetimą, tada taip galima padaryti iš 5 pilnus, bet čia jau bus toksai rimtas lendimas jau. Kas liečia paprastuoju būdu, ne. Tai su šituo modeliu aš turiu įtarimą ir kiek žinau, jau nebereikia. Ta prasme yra tas pats variklis. Tiek išmetimas, tiek galva, visiškai tas pats variklis, tiesiog programiniai reikalai. Tai vat šitą dalyką bandysim patikrinti ir rasti sprendimą. Manau, viskas turėtų praeiti sklandžiai. Platforma jau, kaip pasakyti, šiek tiek pažįstama su tuo pilnu kilovatu, kur dariau, tai manau, kažkokių ten problemų iškilti neturėtų. Tai vat, šitas priekis jau man patinka. Ta prasme, vat, jie čia tą lempą biškį tokią pakeitė tą dizainą. Tikrai piktai agresyviai man jisai žiūrisi. Su spalvom, aišku, kol kas jiem ten sudėtinga. Žalia, dar kažkokia turbūt gal yra. Norėtųsi kažko daugiau tokio, įvairia spalviškumo. Išmetimas šitas, kaip pasakyti, tylus, katalizatorius ir visa kita Euro 5+, 2 lambda zondai. Tai čia tą temą nesiplėsiu, pažiūrėsi tada video, jeigu kam įdomu, ten viskas yra papasakota, parodyta. Kaip kas, čia tiesiog toliau kitas niuansas. Dėl galios režimų. Tai gamintojas pardavinėja 3 versijas, tai yra 35 kW, 70 kW ir pilna versija. Tai 35 kW versija, jinai neturi, 7 kW tiksliai nepasakysiu, neturi režimo, matot, nėra. Ta prasme, čia yra modė, kažkas. Bet šitas modsas 5 kW turi tik tai vieną režimą. Tai programiniu būdu per valdymo bloką to atrakinti ir čia įdėkti tuos režimus galimybės nėra, nes jie nėra variklio kompiuteryje nustatymuose. Jie yra spidometrė. Spidometrą perrašyti, galimybių nėra. Tai vat. Kas turi 5 kW, turėkit omeny, kad pas jūs kaip ir buvo vienas režimas, taip ir liks vienas režimas. Teoriškai kažkokios ten galimybės gal ir yra juos įdėkti, atrakinti. Gal tų režimų kažkam reikia. Tai svarbiausias dalykas turėti pilną galią
ir kad galima būtų išjungti trekšoną, kas yra ir galima su vienu režimu. Galbūt kažkam reikalingas ten reinas ir visa kita, bet padaryti negalima šito varianto atveju, tai atlieka taip kaip yra spidometre. Tai gal kas kokią merginą vairuotų ten ar kas norėtų gal arba mokytis kažkas trampenkių, bet čia jau yra kiti niuansai, tai mano darbas yra padaryti pilnus pagal visas galimybės. Tai sureguliuosim kuro sistemą, ten standartiškai top speed limiteris, diesel cutą įjungsim, toliau ten visi tie zondai, visi reikalai pasilieka, kadangi išmetimas, nesakė, nekeis. Gal kažkada sugalvos keisti, tai tada galima bus ten pabandyti pakoreguoti papildomai, jeigu to reiks, išjungti lambda zondą, tarkim, ir visa kita. Dabar to kaip ir daryti nėra reikalo. Tai kas liečia tos režimus, realiai jie valdymo blokai yra, visi tie režimai, bet jų nėra galimybės pasirinkti per spidometrą. Tai trumpai tiek žinių, kaip bus rezultatas kažkoks, padarysiu update'ą. Kol kas tiek, paka. Darbai baigti, viskas sklandžiai, jokių problemų neišlindo. Tai viskas sureguliuota, kuro sistema, diesel cutas, ventiliatorius biškį pamažinta temperatūra, top speed limiteris, bet iš esmės Kawasaki, kaip ir kažkada esu minėjęs, top speed limiteris yra 295, tai strytai bet kokia atveju jo nepasiekia. Toliau, kaip ir sakiau, dėl tų režimų, dar kartą patikslinu. Yra 3 versijos, tram 5, 7 ir pilna versija kilovatų. Tram 5 gaunasi toks kaip ir bomž paketas, kuris išeina iš gamyklos. Tai jis neturi tų režimų pasirinkimo, nors čia mygtukai viskas kaip yra. Kitas dalykas, šitas modelis quickshifterio neturi taip pat. Tai antras čia niuansas. Ten ant rėmo, ant kito lipduko rašo, čia gal parodysiu, 7,35 maximum net power. Tai jeigu nusiperkat naują arba tram 5 kW, pavyzdžiui, ir naują tram 5 ir šiaip nenaują, tarkim. Pavyzdžiui, kreiptumėtės į atstovus oficialius dėl galios atrakinimo. Oficialus atstovas jie negali atrakinti į pilną galią, tai yra trečiosios pilnosios versijos. Jie gali tik tai nuo tram 5 iki 7 kW. Tai patvirtinu, variklis yra pakeistas ir dabar jau nėra apribojimų nei išmetime, nei galvoj. Tai dabar likę tik tai programiniai dalykai. Variklis yra vienas ir tas pats. Tai nuo 25 metų jau kaip ir didesnis žymiai potencialas su šitais naujais modeliais. Tai turbūt einam prie skaičių. Iš karto ten kitų gazo padėčių kaip ir lyginti nėra prasmės dėl to, kad tram 5 buvo. Tai anam video ten yra palyginta, kur pilna versija dariau YouTube, galite pasižiūrėti. Taip. Čia yra finalinė, čia yra gamykliškai jisai turėjo, iš čia man lagino, turėjo KEM 9 arklius. Čia staigiai atsukus jisai šoka į KEM 9 ir po to valdymo blokas jau pradeda uždarinėti. Tai realiai jūs turit, nežinau, dugną gazą atsukę jūs turit apie 40 arklių, ant piko jūs turit, jeigu ten jums duos įsikočioti iki tiek, jūs turit 30 arklių. Tai čia realiai iš tram 5, kur esu daręs, tai pats mažiausias. Kodėl? Tai apribojimai ir dar plius maksimalioji galiai žiauriai per lėsas mišinys padarytas irgi taip pat gamykliškai. Tai dvigubai ir nėra galios ir pavojinga variklio, jeigu jūs drošite tram 5. Net ir tram 5 kW turėkite omeny, nesaugu yra drošti maksimalią galę. Ilgai, ta prasme, autostradui ten bandyti lėkti ir visą kitą, tai nieko gero. Dabar turim 122 arklio galės,
Va toks yra skirtumas. Kiek čia yra skirtumas pike? Nuo 102 iki 5. Nu, galit galvoj pasiskaičiuoti. Žiaurų skirtumas, aišku, bus. Manau, žmogus, savininkas tikrai bus patenkintas to rezultatu. Tai vat kūro mišinys taip pat sukoreguotas. Viskas ok. Čia kiti gazo diapazonai, tai midrange'as biškį didesnis negu midrange'as, tai va čia turim 9.2. Kūras taip pat. Viskas idealiai sukoreguota. Tai va tiek žinių su šituo aparatu. Jeigu neišsilys, neįsikrapnos, nusikelsiu, padarysiu dar test drive'ą, gal kažką reiks dėl galios perdavimo pašlifuoti, bet manau viskas turėtų būti gerai. Tai va tiek žinių, jeigu kažkas turi Tram 5 arba 7, tai žinokite jau, kad galima padaryti max. Be jokių pašalinių modifikacijų. Įdomu būtų gausiu ties išmetimo pilnai. Kol kas abudu buvo Akropovičių, tą kur dariau. Akropovičius anas turėjo 124 po čipo. Šitas turi 122, nu tai 2 arklių skirtumas. Bet ten keitėm tik tai sliponą tą. Katalizatoriaus dėžė, ten katalizatorius pats, viskas liko tas pats. Taip, čia kažkoks, nežinau, čia dabakilleris yra, nėra kažkoks. Nu, bet gale plius minus realiai ta pati, kas liečia ar su sliponu, ar be slipono. Tai va, viskas, tiek žinių.